Ko ne gyvenimas su gerais burgeriais. Sveiki, bičiuliai. Sveiki, bičiuliai. Sustikom vėl lietingą, mums pasiseka su oro dieną. Paskutinis bičiuli vasaros mėnuo. Prasidėjo ir reikia išsikepti burgerių, nes šią vasarą mes jų tiesiog nekepėm. Nei kartą. Tai pabandysim išsikepti šiandien skanius burgerius. Su labai skaniu ingredientu, kurį pagamins bičiulis Tomas. Labai skaniu. Tai vat. Pasižiūrėkit, kaip mums seksis. Šiandienai pasirūpinom ingredientais, tai gavom turgui gerų krienų su čili, agurkiukai, mūsų čederio sūris, firminiai kotletukai jautienos, aišku, bandelės, turim zakuskės truputį, ir ką, po truputį pradėsim darytis. Bičiuli, kuris pjaustysim svogūnus, aš ar tu? Teks man kapot. Gerai, tu galėsi pakapot, aš kepsiu. Arba atvirkščiai, aš galiu pakapot, tu galėsi kepti. Galim ir taip. Labai norėjom gaminti juodus burgerius, bet juodų bandelių šiandien negavom. Tai va, mūsų stalas dosnus šiandien toks ir pradedam gamintis. Kapotis, kaip bičiulis sakytų. Na. Tai pirmiausia, mūsų burgeriam nusilupam svogūnėlius. Bičiulis pažadėjo pagaminti skanius, traškius, keptus svogūniukus su savo ingredientais. Matau, turi balzamiko actą, turi pasičiupęs šiandien rudojo cukraus. Tai salotų nepirkom burgeriam. O naudosim daug svogūnų. Dar ir šriračio padažą paėmiau. Labai geri svogūnai, labai gerai lūpas, kai švieži, tai jokio vargo. Bičiuli, svogūnai paruošti, kaip tau juos supjaustyt, pusžiedžiais? Pusžiedžiais. Didesniais gabalais pakapot ar gražiai papjaustyt pusžiedžiais? Pakapot. Gerai. Šitą indelį tikrai tilps. Skraido, laksto. Aš tik tai supjaustau pusžiedžiais, net aišku, o po to jau pats kepdamas kazanį, kaip reikės įsitraiškisi juos. Duok gal man pjausti. Ne, šį kartą aš noriu papjaustyti. Nu, ne taip pjausti. Ai, tu nori pjaustyt? Davai pirmin. Čia kažkas įdomių. Šriračio, bet šit lengvesnė. Kucharieka vasariško. Ant mėsytės truputėlį užsi. Ar rimtai, kodėl čia taip? Užrūko. Užrūko bičiulį, nes mes esame ekologiški ir įmečiau popierinę pakuotę, kad išdegtų. Tu jau keptuvę kaitinė? Ne, išdeginu mūsų keptuvę ir kazaną. Vis tiek kelias savaitės stovėjo be darbo, reikia pasiruošti. Paruošimas prieš gaminimą. Pirmiausia, gal paragauk, kaip ten tau. Tai pirmiausia, bičiuli, gal mes išsikepam, tu iškepi svogūnus, po to kepsim mėsytę. Svogūnai ilgiausiai. Bet mėsytę greičiausiai atauš tada. Tai pirmas svogūnus reikia, nes svogūnus ir šaltus gali. Jo, svogūnus susidėsim indelį, o tada mėsytę išsikepsim. Nes pusę valandos ir daugiau keps. Gerai. Agurkiukams sočiai užtenka ir rūgštelės, ir druskytės. O nėra taip, kad sutrauktų žandus. O rūgštumą. kada plovas? Tai pagaminsim.
prisigaminsim pilną kazaną, privalgysim ir sėdėsim išpūstais pilvais ir tada bus labai sunku pabaigą sufilmuoti. Teks pabaigą filmuoti pradžiui. Ir šiandien pasirūpinom šito daikto, pagaliau neužmiršau, kad nebepultų uodai. Nes oras drėgnas, esam pamiškė ir prie upės, tai labai sega odai, o pasistačius termosėlį viskas liuks nei vieno uodo, tik aplink skraido, o prie mūsų bijo lyst. Žino, kad bičiuliai kepa. O, mūsų kazaniukas paruoštas, bičiuliai. Tuoj bičiulis traukia visus svogūnus supjaustas ir pradės kepti. Ką, berim? O, aliejus gerai kaitęs. Piršė, kvepia. Ir kiek laiko duodam panašiai Kad apsirus. jie dabar turi Suminkštėt? Ja. Na, kol bičiulis kepa svogūnus, aš pasiruošiu bandeles. Nes vis tiek truputį pasikepinsim. Darysim viso 8 burgerius. Tai turbūt 4 burgeriai bus su šriračiu, o 4 bus su mūsų krienais, su čili padažu. Ir su čili gabaliukais. Bandelės gražios, rožinės. Gaila, negavom juodų. Būtų juodi burgeriai. Šiek biški druskutės. Pipiriuko. Ir šiukšlės, chebra. Kai būnat gamtoj, visada susirinkit, sudėkit į maišelį, išmeskit į konteinerį, jeigu nerandat, tai persiveškit namo, nes kai atvažiuoji kur nors į gamtą, būna labai prišiukšlinta. Pasiruošiam padažus, pasiruošiam krienus su čiliukais. Žiūrėkit, koks grožis. O kaip skanu. Gerai, gal pasiruošiu ir mėsytę, susidėsiu ant vienos lėkštelės. Iškart aš ją dar pasidruskinsiu tuo pačiu. Padažas, jau užpakuotis. Jo, paruoštas. Truputis juodojo pipiro ant mėsytės. Truputis kucharėko bus. Bus labai skanu. Kaip jums mūsų paskutinis epizodas, ar patiko? Bičiuli, tau patiko? Gerai sumontavom? Paskutinį mūsų epizodą. Ką? Paskutinį epizodą gerai sumontavom, gerai? Kaip išėjo? Ja. Na, dėsiu jau ingredientus. Ką dėsi? Cukrų. Bersi cukraus? Ja. Tuoj ateisiu žiūrovam parodyt, kaip ten tau sekasi. Aš irgi pasiruošiau. O kvapas, skonis turėtų irgi būti pasakiškas. Nu, biški ruda cukrus. Truputį palaukiam, kol ištirps. Kaip visada seilės tysta. Ir padažiuką. Pylėm balzamiko actą. Pagal skonį. Jeigu mažai, tai dapilsim dar. Dabar dar labiau seilės tysta, kai atėjo balzamiko acto kvapą. Nu ką, leidžiam kokį 15 minučių pasitraškinti. Nu.
Taip, mūsų čederio sūrio gaminys. Viską pasiruošiu, kad paskui nereikėtų. Taip, turim bandelės, daržovės, sūrį. Bičiulis kepa svogūnus. Ką, aš liksiu kepti mėsos, kai bičiulis baigs ir sėsim prie stalo ir skanausim. Tau bičiulį pipirų ne? Tai aš jau įdėjau. Gali nuo šakutės, gali nuo... Bet palei mane cukraus mažai. Nes tas actas jaučias dar. Aš tai gal to ir to, žinok, dar įdėčiau. Dar sakai? Actas nugaravo. Tai dedam dar ir to ir to. Na, aišku, nebe tiek, kiek pirmim. O, tai čia. Saldu gardu bus. O kaip Tomai užtenka kaitros? Labai. Ir kai baigiat kept kazanę, visada nepamirškit išsiplaut šilto vandeniu ir sustept aliejum. Nerudis kazanas. Man netrūko 15 minučių ir svogūniukai karamelizavosi. Sunku paim. Keliaujam su mėsyte. Kaitinamės mūsų keptuvėlę špižinę. Kai smautis pirštinis, karščiai atsparesnis karštis eina. Eina į viduriuką gražiai. Ir kepam. Tai gal baltas pirmą kepam, ne? Davai. Mėsytė kepa, bičiulis uždėjo bandelės paskrūdint truputį. Raudonus kept jau? Taip. Jau raudonas bandelės kepam. Mėsytė irgi baiginėja kept. Nu, labai gerai ant burokėlių spalvos bandelių. Karamelizuoti svogūnai, tai labai gerai. Ir dabar dėsim kotletus ir dėsim sūrį. Nu, duok. Gal neduok, aš tau uždėsiu iš karto. Dėk iš karto aš. Dar net pavėsiniai kepa nukelta nuo ugnies. Kad neaplaistyčiau bičiulių tavęs. Sultingi. Lietukai susitraukė. Pasak. Ką tu dar ant viršaus agurkiuko, bandelę ir sėdam prie stalo? Taip. Kaip ten ta burgerių gamyba? Į pabaigą. Einam kartu pasižiūrėsim, kaip atrodo. Nuostabiai. Bičiulis deda kepurėlis.
Gal laikysis. Taip, spausk ir. Ką baigėm kept. Tomas prifarširavo burgerių didelių. Kaip tau sekėsi kept? Gerai, Karamelizuot kaip tau? citrinus. Gerai, Mesytė, pasakiška. Bandom. Bandam, pasiruošiu iškart popieriuko Čia daug reikės. ant kelnių, kad neprivarvėtų. Nuo kurio? Raudono, man taip akis krypsta prie Nu, tai raudono. gerai, ir ragaujam. Ragaujam tada po burgerį. Viską daug. Viską daug. Dėlis minkštas. Bandam. Dar tik bandelės atsikandau. Pasaka. Skonis pasaka. Tie svoguniukai. Restorano lygio. Gal tik bulvyčių trūksta kokio? Ne. Ne? Nes kaip visada persivalgysim. Jeigu kas valgat skanaus. Mum irgi skanaus. Tau net bičiulis svogūnas pabėgo. Nieko netrūksta? Man irgi ne. Norėjau klausti, ar trūka kažko. Man gal Mesytei truputį pipiriuko daugiau užbaršiau. Tenka. Ir Mesytė ne per sausą. Kraujuko nematyt. Paskutinio vasaros mėnesio geriausi pietus. Taip. Šiandien turim sekmadienį, pirmas rugpjūčio sekmadienis. Kitam sekmadieniui dar ką nors sugalvosime. Tai sugalvosim. Plovą. Kapot. Česnakų dabar yra šviežių. Morkų. Indiškų arba pakistanietiškų ryžių geresnių. Pasaka ne gyvenimas. Ir daug nereikia. Nežinau, su kuo buvo burgeris, ar su krenais, ar su A, šriračia. nieks dabar nepasakėsiu. Dar po vieną. Tai gal padarom truputį pertrauką, paragaujam dar po vieną. Susitiksim paskutiniam kadrui, atsisveikinsim ir... Pabėga. Tai va, nenori, kad sustabdytume, ką filmuojam, nori, kad griebtume ir valgytume. Tai skanaus mums, skanaus jų. Neužilgo susimatysim. Grįžtam po pertraukos. Nusprendėm jūsų nekankinti ir dar po vieną prie jūsų paragauti. Bet čiumpam, bičiulį. Dabar po geltoną. Čiampam. O, čia svoguniukai viršai. Pas mane. Bandom. Už bičiulis. Šitą trašką, daugiau sezamą, nors ten juodi sezamai, bet štai labiau traška. Svoguniukai bėga. Aš dar papildau. O, dabar pajaučiu krienus. Krienus būtinai panaudosim kituose epizoduose prie mėsos. Jo, vienas jau jaučiasi. Gerai pasitaikė vėl gražus oras. Tik atvažiavus krito keli lašiukai, bet nustojo. Nėra per karšta taip kaip praeitas dienas buvo labai karšta. Kaip visada persivalgymas. Kurios bandelės biržų duonos skanesnės ar
Ar raudonas, ar geltonas? Geltonas? Man raudonas. Labai gera produkcija, bet raudonas. Ko ne gyvenimas su gerais Nu. burgeriais? Buvo pavalgyta, Kaip ir kiekvieną kartą. persivalgyta. Kažkaip nenutaikam, kad būtų nedaug ir skaniai. Aš dabar gaunasi visada daug ir žiūri skaniai. Ir lieka dar į namus persivalgyti. Ir lieka į namus parsivežti. Namuose bet kada pasišildžius spėsim suvalgyti. Jo. Tai tam kartui tiek, manau. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad valgėt kartu. Palaikinkit, parašykit komentarą. Susitiksim po kokios savaitės. Taip, už savaitės. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Tam kartui. Viso.